Kas yra cinkas? Sveiki inžinerijos mylėtojai. Šiandien atskleisime paslaptį, kuri yra visur aplink mus. Jis saugo mūsų konstrukcijas, užtikrina baterijų veikimą ir netgi yra būtina metalų lydiniuose. Ar kada nors susimąstėte apie metalą, kuris nors ir nėra pats įspūdingiausias, iš tikrųjų yra tikras inžinerijos herojus šešėlyje? Veikiantis kaip nematomas skydas nuo laiko ir aplinkos poveikio. Dažnai elemento didybė slypi ne jo matomume, o gebėjime prailginti daugybės taikymų tarnavimo laiką ir užtikrinti saugumą. Pasinerkime kartu į cinko pasaulį. Metalą, kuris gali atrodyti paprastas, tačiau jo svarba yra milžiniška. Bet kasgi iš tikrųjų yra šis cheminis elementas ir kokios jo savybės daro jį tokį ypatingą bei nepakeičiamą inžinerijoje? Cinkas žymimas cheminiu simboliu Zn ir turintis 30-ąjį atominį numerį pointinėje lentelėje. Yra pereinamasis metalas, baltai melsvos spalvos. Jis žinomas dėl savo kalumo ir tasumo aukštoje temperatūroje. Yra gana reaktyvus ir turi palyginti žemą lydimosi temperatūrą – apie 419 laipsnių Celsijaus, todėl jį lengva apdoroti. Tačiau išskirtiniausia cinko savybė, dėl kurios jis tampa pagrindiniu veikėju daugelį taikymų, yra jo išskirtinis atsparumas korozijai, ypač kai jis naudojamas kaip danga. Šis savybė paverčia jį tikrų kovotojų, saugančių kitus metalus, tokius kaip plienas, nuo rūdžių, proceso, kuris kasmet sukelia milijardinius nuostolius. O kur gamtoje randame cinką ir kaip jį išgauname iš žemės, kad galėtume naudoti savo išradimuose ir statybose? Cinkas nėra retas metalas. Jis yra 24 pagal gausumą elementas Žemės plutoje. Jis daugiausia randamas sulfido rūdose, tokiuose kaip sfaleritas, kuris yra pagrindinis komercinis cinko šaltinis. Cinko kasyba yra procesas apimantis šių rūdų išgavimą iš žemės, po kurio atliekami apdorojimo etapai, siekiant atskirti cinką nuo kitų elementų. Išgavus rūdą ji paprastai yra koncentruojama, o tada kaitinama ore, vadinama skrudinimu. Po to vyksta rafinavimas. Šie procesai gali būti elektrolitiniai arba distiliavimo būdu, kad būtų pagamintas aukštos grynumo metalinis cinkas, kurį mes žinome ir naudojame. Keletą metų savo profesinėme gyvenime aš dirbau cinko metalurgijos pramonėje čia, Brazilijoje, kuri gamino įvairius cinko šalutinius produktus, tokius kaip cinko oksidas ir net metalinį cinką, luitais. Procesas, nors ir sudėtingas, yra labai svarbus, kad šis vertingas medžiaga būtų prieinama pramoniai ir inžinerijai visame pasaulyje, užtikrinant žaliavą daugybė jos panaudojimų. Tačiau dabar pasinersime į priežastį, kodėl būtent jo pagrindinis indėlis leidžia jį laikyti tyliuoju sargu tiek daugeliu konstrukcijų. Atsakymas yra apsauga nuo korozijos, o garsiausias būdas tai pasiekti yra cinkavimas. Iš esmės, cinkavimas tai procesas, kai plienas arba geležis padengiami plonu cinko sluoksniu. Tačiau kodėl tai taip gerai veikia? Yra dvi pagrindinės priežastys. Pirmiausia, cinkas veikia kaip fizinė barjera, neleidžianti deguoniui ir vandeniui patekti į pagrindinį metalą. Tačiau įdomiausia yra antroji priežastis. Čia cinkas veikia kaip aukojamasis anodas. Tai reiškia, kad jei cinko sluoksnis bus subraižytas ar pažeistas ir plienas bus atidengtas, cinkas vis tiek koroduos pirmiau nei plienas. Jis tiesioginė prasme aukoja save, kad apsaugotų tauriąjį metalą, nes yra aktyvesnis metalas. Įsivaizduokite cinką kaip kareivį, kuris meta save į priekį, kad apsaugotų karalių. Jis suyra, kad išlaikytų plieno vientisumą. Ši galvaninė apsauga užtikrina čerpių, varžtų, turėklų, tiltų, elektros stulpų ir net automobilių dalių ilgamžiškumą, prailgindama jų tarnavimo laiką dešimtmečiais. Be to, kad apsaugo plieną, cinkas turi ir kitų inžinerinių gudrybių, dėl kurių jis tampa universaliu komponentu įvairiose kitose srityse. Taip. Jis yra puikus partneris, kuriant metalų lydinius, o žinomiausias iš jų turbūt yra žalvaris, vario ir cinko lydinys. Žalvaris vertinamas dėl atsparumo korozijai, plastiškumo ir patrauklios išvaizdos. Todėl naudojamas muzikos instrumentuose, elektros komponentuose, santechnikos detalėse, durų rankenose ir dekoratyviniuose elementuose. Kita svarbi cinko panaudojimo sritis yra baterijos.
Pavyzdžiui, įprastose šarminėse baterijose cinkas naudojamas kaip anodas, kuriame jis veikia kaip medžiaga išskirianti elektronus ir taip sukurianti elektros srovę. Taip pat egzistuoja cinko oro baterijos, kurios yra lengvos ir turi didelį energijos tankį, todėl naudojamos klausos aparatuose ir kai kuriuose elektrinių transporto priemonių srityse. Jo gebėjimas dalyvauti šiose elektrocheminėse reakcijose daro jį pagrindiniu komponentu energijos kaupimui ir generavimui. Cinkas taip pat atlieka svarbų vaidmenį gaminant sudėtingas detales, naudojant procesą vadinamą liejimų slėgiu arba slėginiu liejimu. Jo žema lydimosi temperatūra ir takumas išlydytoje būsenoje daro jį idealiu gaminant detalės, kurioms reikalingas didelis matmenų tikslumas ir puiki paviršiaus apdaila. Ir visa tai už palyginti mažą kainą. Slėginiu būdu lietų cinko detalių galite rasti elektronikos korpusuose, mašinų komponentuose, durų rankenose, žaisluose ir net kai kuriuose automobilių dalyse. Galimybė formuoti cinką į sudėtingas ir detalias formas yra didelis pranašumas inžinerijoje. Ir tai dar ne viskas, nes pavyzdžiui cinko oksidas naudojamas apsauginiuose kremuose nuo saulės, dažuose, gumoje ir kosmetikoje dėl savo UV spindulių sugerimo savybių. Be to jis dar yra ir fungicidas. Cinko sulfatas naudojamas trąšose. Kitaip tariant, jo buvimas jaučiamas daugelį sričių, apie kurias net nepagalvotume. Ir tai gerokai peržengia vien paties metalo ribas. Tačiau ar toks plačiai pramonėje ir kasdienėme gyvenime naudojamas metalas nekelia ir iššūkių ar svarbių klausimų inžinerijai bei aplinkai? Kaip ir bet kurio kito iš gamtos išgaunamo metalo, cinko kasyba reikalauja aplinkos sauginės atsakomybės, kad būtų sumažintas poveikis ekosistemoms. Tačiau cinkas taip pat yra labai gerai perdirbama medžiaga. Cinkas, esantis galvanizuotose gaminiuose, pavyzdžiui, gali būti susigrąžintas ir pakartotinai panaudotas, taip uždarant medžiagos gyvavimo ciklą ir sumažinant poreikį išgauti pirminę rūdą. Be to, svarbu prisiminti, kad nors cinkas yra būtinas žmogaus ir daugelio gyvų organizmų sveikatai mažais kiekiais, dalyvaudamas fermentų veikloje ir medžiagų apykaitos funkcijose, jo perteklius gali būti žalingas, kaip ir daugumos sunkiųjų metalų atveju. Todėl inžinerija ir mokslas dirba kartu, kad užtikrintų optimalų ir saugų cinko naudojimą tiek gamyboje, tiek šalinant atliekas. Taigi, kitą kartą, kai pamatysite saulėje spindinčią metalinę konstrukciją arba keisite bateriją savo nuotolinę valdymo pulte, gali būti, kad cinkas lemia jų ilgaamžiškumą ir veikimą. Jei žiūrėjote iki šios vietos ir jums patiko vaizdo įrašas, nepamirškite užsiprenumeruoti, jei dar nesate prenumeratorius. Paspauskite patinka ir įjunkite pranešimų varpelį. Ir jei manote, kad mūsų turinys įdomus, apsvarstykite galimybę tapti nariu, kad padėtumėte mums ir toliau kurti turinį šioje platformoje. Apie jūs bus priminta mūsų vaizdo įrašuose. O jei norite sužinoti daugiau apie mūsų rekomenduojamus kursus, nuskemokite čia esantį QR kodą arba paspauskite nuorodą vaizdo įrašo aprašyme. Kad gautumėte prieigą prie įvairių galimybių tobulinti įgūdžius, kurie padarys skirtumą jūsų karjeroje. Ar kada nors susimąstėte apie šio itin universalaus metalo svarbą? Kur dar jūsų manimų cinkas atlieka svarbų vaidmenį? Palikite savo nuomonę komentaruose, man įdomu ją sužinoti. Čia šone yra 2 įdomus vaizdo įrašai, kuriuos turėtumėte pažiūrėti, kad praplėstumėte savo žinias ir patenkintumėte smalsumą. Jei norite prisidėti prie mūsų, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą, įjunkite varpelį ir apsvarstykite galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip, inžinerijos entuziastai. Didelis apkabinimas ir iki pasimatymo kitame vaizdo įraše.